Sveiki, draugai! Šiandien nusprendžiau Jums parodyti, ką mes šiandien valgom savo iššūkyje. Tai, kas prisijungia, tai pasilabinkit. Parašykit, labas, girdžiuosi, matausi, nes kartais būna tokių nesklandumų, tai būtų puiku iš tikrųjų, kad kažkas prisijungtų ir duoti žinoti, kaip čia pas mane vyksta laivas, girdis, viskas ok. Ir pradėsim, tai... Oi, save įsijungiau. Tai gaminsime iš tikrųjų labai greitas žuvies salotas ir dar gaminsime cukinijos keksiukus, kuriuos valgysim vakarienį. Pas mane dar, kai sako pietus, visada vėli, nes taip jau gaunasi. Tai jeigu prisijungsite, tai brūkštelkite, nebijokit. Būtų įdomu pabendrauti. Mums salotom reikės, aš jau čia išsikepiau šiaip žuvies, galima švelniai rūkytos pietum žuvies. Tai aš išsikepiau į airfryerį paprastai, su pipiriukais, citrinos sultėm ir panašiai, tai ką mėgstat. Tai apie 120 gramų ir naudosim avokadą, agurko, citriną, aliejų avokado aš labai mėgstu. Nu ir šį kartą paeksperimentavimui pas mane bus šiek tiek kitokios salotos, nusprendžiau paeksperimentuoti, tai bus hurna viena. Aišku, prieskoniai ir sezamų sėklos, naudosiu žuvies prieskonius, labai mėgstu iš tikrųjų iš tos kolekcijos druska pipirai, špinatų vietoj salotų, jūs galite naudoti kokias jūs mėgstate, nu ir mūsų keksiuk, ne keksiuk, nu, galima sakyti, jie kaip keksiukai, rožytės, tai naudosiu aš tik vieną cukinį, jūs galite 2 kiaušiniai, šiek tiek jogurto ir šiek tiek olandiško sūrio. Na ir pirmiausiai, ką mes pasismulkinsim šiek tiek salotų. Aš naudosiu špinatų, špinatai labai daug vitaminų ir tikrai labai naudinga ir sveika. Tuoj sekundėlę, tai labai greitai iš tikrųjų visas tas procesas vyksta ir tuoj, ir žinokit, laiko tikrai daug nereikia, kaip įsivaizduoja moteris. Tai tikrai neužtruksime, aš jau pasiruošus esu lėkštę. Špinatų tai galima, kuo daugiau, tuo geriau. Kadangi pas mane labai daug špinatų, tai aš naudosiu špinatus. Jūs galite naudoti, kokias jūs mėgstat. Salotas pas mus yra iš tikrųjų labai daug mišinių skirtingų Anglijoje, tai galima tikrai pasirinkti, ką mėgstame. Šiaip geriausia, aišku, plėšyti, bet aš kartais pjaustau. Vis tiek špinatas toks didelis, paprastos salotos lengviau plėšusi. O špinatas biški sudėtingiau, tai aš pasipjausiu. Mėgstu viską labai paprastai, greitai, laiko aš irgi, žinokit, gamybai nelabai irgi yra. Aš geriau tą laiką panaudosiu turiningai, ar ne, tai padėti moterim, ar ne, tie, kas lieknėja, sportuoja, ar ne, tikslam ir savo darbam, sportui, veiklai. Tai aš naudosiu pusę avokado. Tai kiekvienas, aišku, mes tą laiką panaudojam, kaip mes norim, kas yra mūsų prioritetai. Tai aš manau, jūs irgi sutiksit, kad tą laiką geriau panaudosit ne virtuvėje, o kažkur, kur tikrai, ar galų gale ten su šeima. Tai vėlgi renkamės, kam kas aktualu ir tą laiką panaudojam. Nes prie puodų stovėti, ačiū ne. Aš irgi skaniai iš tikrųjų mėgstu pavalgyti, mėgstu skaniai, greitai, paprastai. Tai, kad ilgai virtuviai neužtrukti, pas mus kaip tik, vat ir greitai pavalgysim, šiandien iš tikrųjų tiek laikas atrodo bėga greitai, kiekvieną mielą dieną, tai žinokit, čia labai galvot, ką gaminti irgi nėra. Mėgstu labai greitai, paprastai, kaip sakau, kad daug neužtruktų. Laikas yra šiais laikais labai brangus, aš tikiu, kad ir jūs sutiksit, o bėga jisai labai greitai, o kam jį praleisti virtuviai, tai geriau jį panaudoti kitur. Tai dabar čia aš dėsiu į bliūdelį, nes kaip tik pasiruošiu, kur man dėti visą nereikalingą šiukšlės visas, mėgstu visada agurką nusilupti, vis tiek, kaip bebūtų, jie auginami ir
nelabai natūraliai, ar ne čia nais, nors ir Lietuvoje jau turbūt. Tai geriau jau odelę nusilupti visada rekomenduočiau. Tai Tai pasilabinkit, parašykit, kaip jums sekasi, kaip jaučiatės iš po švenčių, atrodo nedaug dienų praėjo, bet jau laikas bėga, pas mus jau po švenčių mes jau geriau, lengviau jaučiamės, va dar čia skaniai valgom, paprastai greitai, tai labai jau fainai, kas tikrai eina merginos, tai tikrai sveikinu, šaunuolis. Čia toliau aš pasipjaustysiu savo hurną, jinai pas mane kietesnė, man labiau patinka jos tokios minkštos, nes kai kietos, tai kai aš sakau, kai obuolys, graužti kai obuolį, tai aš prie minkštesnių linkusi, skaniau, sultingiau būna. Biškelį nusilupsiu, ta odelė būna kieta man. Tai sveikinu merginos, šaunuolės. Kas dar sako, kai sako užvalgot, tai nenusiminkit, visko būna, svarbiausiai atsekti kodėl. Galbūt iš nuovargio, galbūt iš emociškai užvalgot, tai vėlgi praanalizuoti ir einam toliau. Svarbiausia, einam, nepasiduodam, lengviausia yra pasiduoti ir nieko nedaryti. Taip patogiau ir save teisinti ir visus kaltinti, bet kas iš tikrųjų kaltas tame, tai mes, tai viskas nuo mūsų prasideda, nuo mūsų mąstymo, nuo mūsų prieimimo situacijos. Dabar esu čia, bet aš eisiu ir pasieksiu savo tikslą. Aišku, pas kiekvieną žmogų tas pasiekimo greitis skirtingas. Tai irgi nereikia bijoti, lyginti savęs su kitais, svarbiausia, kad tai eini ir darai. Ir aš tik uždarimą, taip kad eina merginos į priekį, gana čia valgyti, viso maisto, kai aš sakau, nesuvalgysim, daug yra tikrai labai skanių dalykų, aš irgi mėgstu pavalgyti, skaniai pavalgyti. Tai manau, kas nemėgsta. Svarbiausia daryti tai, ką mėgstat, kad tai taptų jūsų kasdienybė, o ne kažkokia dieta, tai vat, mes ten nebadaujam, net moteris stebisi, kad jau 2 kilogramai, 2,2 nukrito, kaip šauniai, aišku, iš po švenčių čia pas mus ir skysčiai susikaupia, ką ir mes darom. Pašalinam ir skysčius, toksinus, šlakus, nes labai užteršiam organizmą per dideliu maistu ir alkoholiu, tai tikrai reikalinga, mes aišku ten nebadaujam, valgom, skaniai valgom. Ir tuo pačiu lieknėjam, tai paprasti patiekalai, greitai ir ras, paprastume, žinokit, ir slypi viskas. Čia dabar aš pasimsiu savo žuvį, pasipjaustysiu, kas rūkyta švelniai, aš tai išsikepiau. Tai, merginos prisijungėt, pasilabinkit. Gal turit kitos naujos merginos kokių klausimų, tai būtinai parašykit, visada aktualu man irgi, kaip jums sekasi, kaip jaučiatės, irgi pasilinkit, galbūt irgi ten savarankiškai lieknėjat, kas neišeina, kas išeina, tai vienam, kaip aš sakau, visada yra sunkiau, vienas randi pasiteisinimų visokių. Tai aš čia taip greitai, žinokit, viską taip rankomis, kas nemėgsta žiūrėti, nežiūrėkit. Kažkam, kai sako, vis kažkas būtinai netiks ir neįtiks ir nepatiks, tai čia mes ne tam, kad visiems įtikt, rodom tą, ką mėgstam. Nu, ir viskas, dabar tik padažiuką pasidarom, kuris labai fainas, labai iš tikrųjų rekomenduojamas prie kiekvienų salotų. Tai pats paprasčiausias, tai citrinos 2 šaukštai, aš mėgstu rūgščiau, kas nori mažiau, avokado aliejus, vėlgi, čia pas mane jisai taip gerai.
šaukštą, irgi nebijom, tai yra gerasis riebalas, kuris mums reikalingas, moteris žiūriu labai irgi, va paskui atsisako pilnai riebalų, išėma, o Jėzau. A paskui, vat būna prasideda problemos, kad neišeina į tualetą, užkietėja viduriai. Tai ne vien tik tais vandens gėrimas, aišku, salotų valgymas, ląsteliena mum, bet ir tuo pačiu gerųjų riebalų mums irgi reikia, irgi padeda lengviau ir net išslysta išeiti tam jau vadinkim rimtam reikalui. Tai aš čia dabar įdėsiu prieskoniukų, kokių jūs mėgstat, pas mane žuvies, druska, pipirai ir įdėsiu sezamų. Tai tikrai nereikia mums, nebijokit jūs tų riebalų mums reikia, bet reikia žinoti kokių riebalų. Truputėlį sezamo. Tai vėlgi gerieji riebalai, kurie mums, tai avokado aliejus, avokadas, tai sviestas 80-90%, bet ne kažkoks tai margarinas, ne trans riebalai, kurių ten ne saulėgrąžų aliejus ir ne rapsų aliejus, tai yra tikrai nenaudingas nuodas mums. Paskui netgi kartais saikingai grietinėlė irgi riebi. Mums ir smegenim, ir plaukam reikalinga, ir į tualetą išeit, kaip sakiau, ir visiems mūsų, ir hormonam reikalinga, taip kad nebijokit. Gerai, čia aš taip gražiai ir užpilsiu. Kas nori, gali susimaišyti bendrai, aš tai mėgstu taip gražiai paskirstyti ir užpilti. Tada taip valgai skaniai. Kur ne kur pakliūna rūgštelė tokia labai faina, tai labai skanu. Ir viskas, čia salotos gatavos, aišku, galima pasigražinti, galima užsidėti krapų, petražolių, tai aišku, rekomenduotina, nes irgi yra labai naudinga, žinokit, nežinau, ar matysit. Labai paprastai, greitai, čia nėra kažkokio tai pernelyg didelio grožio, ar ne? Aišku, šiek tiek grožio yra, bet ne tiek, kad mums jau čia būtų labai jau esmė, tai yra naudinga, tai yra svarbiausia skanu, daryti tai, kas skanu, mėgstama. O kur aš pasidėjau, viską išnešiau iš tikrųjų, man reikia bliūdelio. Aš iš tikrųjų cukinį irgi mėgstu nusilupt, pas mane viena cukinė. Tai darysime keksiukus, kuo ta cukinė išlenkta, tai iš tikrųjų paskiau sunkiau man pjaustyt. Pas ką didesnė cukinė bus žymiai lengviau iš tikrųjų, nes mums reikia ją kuo ploniau susipjaustyt. O kaip aš mėgstu šitą skustuką, tai yra mano pats mėgstamiausias, be kurio aš dirbti nemoku, neįsivaizduoju. Gerai, čia dabar išilgai pjaunam per pusę. Tai kadangi mano cukinė labai tokia išilga, tokia užsirietusi. Ir paskui, kaip kam išeina, aš tai bandysiu tiesiog plonai, kiek galima plonai, riekelėmis, galima ir per visą, jeigu pas jumis didesnė cukinė, aš nusprendžiau taip. Tuoj sekundėlę parodysiu. Pas mus tai labai mažas jas pardavinėja, tai žinokit, jeigu pas jumis didelė, tai tiesiog va tokia išilgom, ar kaip pavadint, juostelėm. Pas jumis gal iš jūsų ten, nežinau, daržo išsaugotos didelės, aš kaip prisimenu, kai Lietuvoje, tai pas mus didžiulės būdavo. Čia tai tokias priekybai mažytės pardavinėja, visos tokios rinktinės mažos, didesnių nerasi. Tai va. Tokios tokelės merginus man irgi va per savaitėlę, aišku, kiekvienas skirtingai, priklausomai koks svoris ir pas kiekvieną skirtingai nukrenta kilogramai, tai man irgi -1, tai vėlgi labai gerai. Pradėjom lengvomis treniruotėmis, čia aš jau pasiruošiau savo mėgstamiausias silikoninės tokias formelės, čia jas šiek tiek įdėsiu. Įpurkščiu aliejaus nedaug, kad vis tiek nepriliptų. Pasiruošiau.
Ir dabar susimaišysime jogurtą, kiaušinius, prieskoniukus. Aš šiandien kažkaip nepasiruošusi. Atrodo pasiruošiau, bet vis kažką ne taip. Tai to trūksta, tai vėl kažkur tai apie čia mum. Aš dedu apie 60 gal gramų. Mėgstamiausias kokosinis, tai panaudoju viskam. Mažai cukraus, kai sako, iš viso tik 2 man atrodo ir tuo pačiu toks aišku skystesnis. Aišku, galite naudoti ir tą jau geriausią graikišką, be jokių skonių, natūraliai. Čia 2 kiaušinius įmušiu į patį jogurtą. Įdėsime prieskonių. Tai va, valgom ir lieknėjom ir stebisi merginos, kaip ten fainai lieknėjom. Iš tikrųjų pradėjom lengvai, kam sunku prisiruošti idealiai. Super tuo, kad tai buvo tokios neilgos treniruotės, padeda įsivažiuoti, ypatingai tas, kas nesportavęs, neprisiruošia. Tai jau 10-15 minučių, tai tikrai kiekviena turim, tik neaišku, kur jį panaudojam. Kas skrolinti telefoną, kas geriau televizorių pažiūrėti, kas telefonu pakalbėti, ar dar kažką. Patrikšmausiu biškį. Tai tikrai labai svarbu tą savo laiką yra šiek tiek planuoti, kai moteris sako ir taip, kad nemėgsta planuoti, niekas arba ten planai neišsipildo, neišeina, tai visuomet bus, kad neišeis. Svarbiausia, kad didžioji dalis vis tiek išeina, tai aš tai be plano niekaip. Vis tiek turi kažkoks būti, nes jeigu plano nėra, tuo ir stresuojam, dar labiau nežinom, kas laukia, tada aišku, čia jau aišku ir su mityba, ir su sportu, su viskuo, ir bet kokiuose gyvenimo situacijose taip yra, nes kai esi pasiruošęs, nusiteikęs, tu turi variantų, tada ir nėra tokio streso ir žinai, viskas lengviau einasi. Čia dabar aš dėsiu savo cukinijas, tikiuosi man čia išeis. Suksim aplinkui. Tiesiog į tas formeles dėsim cukiniją. Jėzus, kokia jinai nenori gult man. Nepaklusni kokia. Kažkokia labai sėdim. Ir tiesiog dedam aplinkui, susukam ar ne, sukam ratuku, kiekvieną pasiėmė. Tiesiog va taip. Į formelės, jeigu ten labai neišėjo, nepergyvenam, viskas čia bus gerai, nes užpilsim mūsų padaryto kiaušinio plakinio. Ir iškeps ir bus gerai. Lengviausia, jeigu pas jumis gerai plonai susipjaustę, tai lengviau įsidės. Galbūt turite kažkokią tai specialią, nežinau, kaip ten, specialią mašiną ar kaip pavadinti, kuris smulkina geriau. Plonai, tai iš viso idealiai, nes mano tokie jie grubesni, storesni, tai ir sunkiau tada va taip susideda, ar ne? Taip tiesiog dedam į formelę. Ant viršaus vieną šalia kito susukam, bet kai iškeps, tai kaip rožytės paskui atrodo. Tai va, šiandien mano storesni gabalėliai biški nepaklusnus. Gerai. Sutvarkysime čia tuo juos. Kas čia šeimininkas? Biški tokie storesni gabalėliai neklauso manęs. Tai va, turėkite omeny, kad reikės šiek tiek ploniau juos
papjaustyti, ar ne? Nu, va tokie jau plonyčiai, kad būtų jau, vis tiek jausi tie tokie labiau paslankesni, lengviau tada dėliojasi. Jeigu storesnėje sunkiai nori sėsti, tai taip, jeigu ką, tai čia dar galima šitus bus papjaustis smulkiau, jeigu liko kažkokių tai gabalėlių. Nenori klausyti mano cukinija šiandien nieko. Kai mažos cukinijos, tai iš tikrųjų sunku taip supjausti. Didesnės, paklusnesnės. Vis tiek ten iš ilgio ir ploniau galima, kai mažytė, tai ją sunkiau sutvarkyti. Ir į rankas įsipjauti lengviau ir taip. Nepaklusnumas jau nepapjaustysi taip labai jau. Nieko, tuoj mes čia kaip nors gal juos surikiuosim. Neklauso man, bet nieko, jeigu ką galima pasmulkinti biškį. Nes jau... Nėra čia taip, žinokit, sudėtinga, kaip galbūt atrodo. Va, tikrai ilgai labai čia neužtruksit, nepergyvenkit. Čia tik toks pasižaidimas šiek tiek. Ir viskas. Jeigu jau su vaikais darysit, tai vaikam duokit pažaisti, jiem čia patiks. Va, pajungsit šeimą. Turės ką veikti, va. Tai bus vaikam įdomu. Vaikai mėgsta tokius dalykus. Tik duok jam pasikrapštyti. Jūs kaip smėlio dėžiai. Nes čia irgi panašus jausmas biški. Sugrįžti į vaikystę. Ne, fainai iš tikrųjų. Tie laikai. Va. Nu, va, taip gražiai sudėliojau. Aišku, jinai man tokia, sakau, yra nepaklusni, nes aš čia ne taip plonai supjauščiau, bet nepaklusnioji cukinija. Galvau, kad man čia taip neišeis, bet išėjo visi užsipildys vieną cukinija. Nu, va. Tai čia, žinokit, atrodo tiek daug valgyti yra, akim tiek daug. Ir atrodys, va, kiek aš negaliu tiek suvalgyti, 6 net. Optiškai atrodo daug. Aš pasipjaustau, pasismulkinu, kas liko. Va, čia dar turbūt tas kiaušinis nelabai. Va. Nežinau, matysis, nematysis. Kaip jums čia. Tiesiog susukau, kas netilpo, pasipjaušiau. Ir užpilsim plakinio ant viršaus, kiek telpa. Užpildysim. Na. Žinokit, labai gražiai čia ir atrodys ir skanu bus. Dar čia ant viršaus šiek tiek pabarstysim sulipimui sūrio. Irgi gerojo riebalo, kiaušinis, va, superinis dalykas, vakarieniai, lengvai virškinamas, labai sveikas, su daržove, naudingais riebalais su sūriu ir bus labai gerai. Nu, man čia dar norėtųsi šiek tiek įdėti kiaušinį. Dar pasiplaksiu mažoką man čia. Galvoju, užteks. Kiaušinis. Biškį jogurtuku. Druskyti, pipiriukai, dėsiu savo šiek tiek žuvies prieskoniukų, išplakam.
Ir užpildysiu paskutinius. Na va, o čia prie jų galima dar, aišku, ir salotas. Arba šiaip kažką, nes arba vienas valgyti, mes tai valgysim vieną. Tai optiškai atrodys kaip skanėstas, nes tai yra keksiuko forma, tuo pačiu tokia gaunasi savotiška apgaulė mum. Ir skanu ir sveika. Ir dėsime į orkaitę. Vėlgi nuo savo orkaitės žiūrėkite, kokia pas jums orkaitė, kiek ten reikės. Kokie 30 minučių, matysit, čia vis tiek nėra taip, kad kažką labai daug kepti, ar ne, kad suminkštėtų ir iškeptų kiaušinės. Galima pasibarstyti kažkam, žodžiu, ir nežinau, nelabai matosi. Šviesa tokia. Nelabai matosi, nu kažkas matosi. Tikiuosi paskui, vat, jau po laivo, kai iškeps, tikiuosi jau čia man bus padaryta nuotraukėlė ir pasidalinsiu, kas čia man tada išėjo. Tai va, dedame į orkaitę ir galės savo kepti. Na, o salotas jau bus galima eiti valgyti. Aš kaip visada labai vėlai pas mane, normaliai 4, man anksčiau pietus nesigauna, nežinau, tai aš čia. Žodžiu, tai laikas taip skrenda, žinokit, kad ulele. Tai va. Ir ką, šiai dienai viskas, jau pasiruošiam, va, salotos, eisim skanauti. Kas dar valgys pietus, tai visiems skanaus. Tai įdomu čia kaip čia su ta hurna bus. Kas vakariniauja irgi skanaus, tai tikiuosi išbandysite, išmėginsite ir būtinai pasidalinsite, kaip jums patiko keksiukai ir salotos. Žinau, kad viskas, galbūt jūs viską žinot, viskas paprasta, bet paprastume ir slypi tas visas ir rezultatas, ir savijauta, ir greita, ir skanu, ir sveika, ir mums tikrai nereikia užsiimti kažkokią tai veikla, kad ten virti puoduose po 3-4 valandas ten tų maistų, mums to tikrai nereikia, kuo mažiau apdorojimas, tuo daugiau vitaminų, mineralų ir sveikata, ir tikrai laiko neužtrunka, kaip mes susisunkiname, kaip sakiau jau ne vieną kartą savo galvoje, nes dažniausiai, oi, kaip sunku, laiko neturiu, ne dabar, vėliau, ir taip laiko to ir netrandam. Tai, kad taip nebūtų, pasiteisinimų jokių, griebiam jauti už akų ir einam į priekį, merginos. Nėra čia ko tinginiaut, pasiteisinti, užtenka, jų visada buvo ir bus pasiteisinimų. Svarbiausia, daryti, kaip išeina su tuo, ką turiu. Tai jeigu norite dar prisijungti, tai galite mielai jungtis, savaitė tik praėjo, tai nieko nepraleidot iš tikrųjų, prisijungsit, pamatysit, kaip smagu yra eiti ir gera ne vienam, nes vienas visada, kaip sakau, randa pasiteisinimų, nubraukia viską ir vėl rezultatų nepasiekia. Tai ką, gražaus tada likusio jums sekmadienio ir geros kitos savaitės, iki!